Bus įdomu tikrai peržiūrėti ir įrašą, ir šiandien jums pasilikti iki galo visiems, kas norite galbūt pirmiausia susipažinti su mano keliu, nes 60% tų žmonių, kurie su manim bendrauja su stikluose, yra iš senesnių laikų, yra mano bendrakeleiviai, yra žmonės, kurie su manim praktikuoja ar praktikavo jogą, bet jau ir virš 30% žmonių yra tie, kurie mane pažįsta arba pažinojo per astrologiją. Tai tie, kurie iš senesnių laikų, jūs gal prisiminsite mano kelionės, savęs pažinimo kažkokius etapus, o tie, kurie manęs nepažįsta, bet gal jau gavo astro konsultaciją, sužinosite šiek tiek apie mane. Aš esu savęs pažinimo kelyje jau 10 metų ir tikrai žinau tikslę datą, dėl to, kad būtent 20 metų aš nuėjau į psichoterapiją. Ir kadangi tai nėra tiesiog knygos, taip, daug kas dabar skaito knygas ir irgi tai yra savęs pažinimas, taip, bet pas mane buvo praktinis darbas, kuris truko 6 metus. Tai buvo disciplinuotas darbas, vieną kartą per savaitę, tuo pačiu laiku, tą pačią dieną. Aš sutikinėjau su savo psichoterapeutė. 6 metus. Ten aš išmokau Saturno tokios savybės kaip ribos, nes jeigu aš vėluodavau į susitikimą, laikas nebuvo pratęsiamas. Aš turėjau laikytis tam tikrų susitarimų su psichoterapeutu. Žodžiu, tai buvo labai rimtas savęs pažinimo etapas, kuris buvo tokiam psichologiniam, emociniam lygmenį, kuris jau link 25 metų davė savo, kai man buvo 25 metai, davė savo vaisius. Pakalbėsim kokius. Po 6 metų psichoterapijos prasidėjo 7 metų ciklas, tai yra jogos kelias. Aš turiu 3 jogos sertifikatus 2017 metų, 2022 ir praeitų metų, kurį gavau čia Balyje. 7 metus aš praktikavau ir iki šiol praktikuoju, bet praktikavau su tokiu tikslu tarnauti ir padėti kitiems. Tai yra, man buvo labai svarbu iš karto perduoti tas žinias ir praktikas, kurias aš pati turėjau. Ir tai buvo gilus nėrimas į jogos pasaulį. Ir šiuo metu šitas kelias, šiuo keliu aš irgi einu ir už savaitę skrendu į Indiją pas savo mokytoją meditacijos. Ir joga tai yra, man tai buvo ir yra kelias į save, į savęs pažinimą. Savo kūno lygmens, savo psichinių procesų lygmens ir savo dvasinio lygmens savęs pažinimas. Ir iki šiol aš, galima sakyti kabutėse, kad joga yra mano religija, kuri dėka mokytojų, kuriuos aš sutikau ir dabartinio mokytojų, rodo man, kad yra tam tikra realybė, kaip sakoma metaforiškai, žadėjau prastą kalbą kalbėti, kad yra daug religijų, yra daug kalbų, yra daug tautų, taip, kurie kalba apie tą patį. Galim tai įsivaizduoti kaip vienas dramblys. Ir visi eina ir iš skirtingų pusių čiupinėja tą dramblį ir sako savo, aš matau ten vieną koją, ten uodegą, čia ausės ir taip toliau. Bet visi kalba apie tą patį dramblį. Tai yra meistrai, kurie pajuto ir išgyveno tą būseną, kaip būti tuo drambliu. Jie jau nebekalba, nesišneka, nesidalina, jie dalinasi iš vairių pusių, kas yra tas dramblys ir kas yra ta universalioji realybė, bet jie jau tai patiria. Ir mes galime tai patirti per meditaciją. Tai šiuo keliu aš einu, tiesiog dabar aš po tam tikrų tamsių laikotarpių ir procesų paleidau savo mokinius. Aš turiu pradedančių jogos kursą, jogos maratoną 21 dienos, pradėk savo rytą magiškai.
yra astro jogos maratonas ir yra labai daug įrašų online, nes aš vedu jogą nuo 2018 metų, kuriamis aš dabar dalinsiu su jumis YouTube'ai. Tai visi, kurie norėsite irgi ne tik astrologiją pasimokyti per mane, bet ir atrasti praktikas, kurios veda į savęs patyrimą, joga yra tas kelias. Tai dalinsiuos YouTube'ai, galėsite irgi prie to prisiliesti arba tęsti. Po jogos, kuri apdovanoja mane įvairiom galimybėm, tai yra solo kelionės Šri Lankoje, Indijoje, Balio saloje. Tai yra stovyklos, tai yra moterų stovyklos, tai yra retrytai Balyje, tai yra retrytai Lietuvoje. Aš turėjau su joga labai daug galimybių pažinti daug skirtingų žmonių ir mokytojų. Ir dėka jogos ir jogos vedimo galėjau keliauti, kas man buvo tuo metu labai aktualu ir svarbu. Nepaminėjau, kad vienas iš tokių krizinių ir vienu iš labiausiai transformuojančių mane įvykių buvo skyrybos. Kai man buvo 25 metai, po 7 metų santykių ir santuokos, aš išsiskyriau su savo vyru, savo, galim sakyti, tokių tikrai mokytojų gyvenimą. Ir po to buvo 6 metų vienatvės laikotarpis, kur aš dar labiau nėriau į savęs pažinimą, atradimą, pajutimą, skirtingos praktikos. Per savo paskutinius 10 metų viskas, kas šiuo metu yra rinkoje, kas galbūt yra nauja jums, visą tai, galiu drąsiai pasakyti, aš išbandžiau. Aš tikrai buvau tas dvasinis toks drugelis, kuris visur ėjo, viską bandė, viską ragavo ir atrinkinėjau, kas ir iki šiol, bet atrinkau, kas man liko svarbiausiai, ką aš noriu koncentruotis ir galima sakyti, eiti meistrystės keliu, nes mes negalime būti meistrais skirtingų arba daug skirtingose dalykuose. Taip, tai yra 1-2 dalykai. Tai aš tos dalykus šią akimirką atradau. Skyrybos, vienatvė tai yra visą laiką transformacinis laikotarpis. Tai yra laikas, kai mes kuriame santykį su savimi ir su kažkuo, kas yra aukščiau už mus. Tai šitą laikotarpį aš taip pat turėjau. Ir kitas labai toksai krizinis, transformacinis laikas man buvo COVID-as. COVID-as 2020 metais, kai prasidėjo kaip tik mano Saturno Sadisatė laikotarpis, ir aš apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Aš išgyvenau skirtingas būsenas ir didžiausia man netektis buvo tai, kad aš negalėjau gyvai vesti jogos ir man reikėjo persijungti į online. Ir dėka to, kad tada 2020 metais aš persijungiau ir rašiau savo pirmą online kursą jogos pas mamą balkone. Taip. Aš esu čia. Ir 20 metais, kai aš jaučiausi tikrai sunkiam laikotarpyje, po nuostabių metų 2019 gyvendama Balio saloje, grįžus į Lietuvą, COVID-as, užspaudimas, apribojimai man, žmogui, kuris yra už laisvę, kuris... Žinokit, aš 2019 metais pajutau tokį jausmą, kad visas pasaulis yra pas mane ant delno ir aš galiu bet kur keliauti. Su joga aš galėjau surasti darbą bet kokioj šalyje. Ir kai tai atimama, tai buvo man toks tikras išbandymas. Ir gruodžio mėnesį 2020 metais aš paprašiau savo senos pažįstamos Valitos, kurią aš pažinojau jau ilgai, tai buvo mano buvusio vyro sesers draugė, žodžiu, artima, taip aš paprašiau jos padaryti man astro žemėlapio analizę. Ir tuo metu, kai aš gavau savo pirmą gyvenimą astro analizę, aš labai gerai atsimenu, tai buvo vakaras, žiema, aš ėjau pasivaikščioti po Vingio parką su ausinėmis, klausydama
šitos analizės ir man tai buvo kaip oro gurkšnis, kaip matymas šviesos tunelio gale, kaip aš verkiau ir nes antiek atitiko mane, taip atitiko, tarsi žmogus pamatė mano norus iš sielos gelmių. Ir jeigu tai būtų tiesiog astrologinė analizė, aš gal paklausyčiau ir įsikvėpčiau taip ir eičiau toliau. Bet kadangi Lolita man pasiūlė daryti tam tikras harmonizacijas, tam tikrus veiksmus, o aš esu praktikė, man labai svarbu daryti kažką. Ne tik paklausyti, ne tik paskaityti, ne tik sužinoti, išgirsti, bet tas žinias panaudoti praktikoje. Dėl to joga man tiko labai, nes ten yra aiški užduotis ir aiškus veiksmai, ką daryti. Su astrologija iš tikrųjų yra taip pat. Ir man Lolita davė labai malonę užduotį. Jis davė užduotį harmonizuoti savo Venerą. Mano Venera. Ir tuo metu aš buvau labai stipriai panėrusi į dvasingumą, į dvasinę literatūrą, jogą, visokias paskaitas, visokių mokytojų. Ir aš buvau viena, aš buvau tokia vienuolė, pusė kambario buvo altorius. Į mano gyvenimą atėjo Venera, kuri leido man šiek tiek nusileisti gal ant žemės ir prisiminti savo jaučio savybės. Aš visiškai nepripažinau savo horoskopo ženklų, nes tuo metu aš buvau ant tiek apimta Saturno energijomis. Man, jeigu reikėtų rinktis, pasidažyti, pasipuošti, praleisti malonį laiką, pavyzdžiui, patapyti ar pašokti, aš vietoj tuo metu Veronika, taip, pasirinkčiau paskaityti literatūrą, atlikti jogą, išmokti kokią nors meditaciją ir taip toliau, arba sukurti kokį nors naują online kursą. Antiek aš buvau Saturno apimta. Ir per praktikas, per harmonizacijas aš pradėjau ieškoti informacijos rusų kalba apie planetas, pradėjau rašyti konspektus. Ir koks mano požiūris buvo į astrologiją, prieš susitikimą su Lolita. Man atrodė, kad tos žvaigždės ir tos planetos yra ant tiek toli nuo mūsų. Kažkur ten danguj kažkoks Saturnas veikia kažkaip. Man praktiškam, labai žemiškam žmogui, nors ir einančiam dvasiniu keliu žmogui, taip, buvo per daug mistiška, per daug čia prifantazuota, per daug čia toli tarsi nuo žmogaus. Ir aš jau buvau pasimokusi human design, aš jau buvau pasimokusi matricą sudėbių įlikimų matricą, Rusijos irgi tokia yra diagnostika, aš jau mokiausi taro arkanus, kokie yra archetipai, bet astrologijos aš labai nepripažinau. Bet tuo metu, kai Lolita atėjo į mano gyvenimą ir padarė astroanalizę, buvo kaip tik Rahu subperiodas, apie Rahu šiandien pakalbėsim, kuris pas mane yra būtent 8 būste, kuris yra atsakingas už astrologiją. Tai tiesiog tuo metu buvo laikas man priartėti prie to, kas pasirodė yra pagal vedinę astrologiją mano pašaukimas. Tai yra 8 būstas, tai yra pažinimas su astrologija, numerologija, mistika, ezoterika, tantra, seksualumas. Tai yra darbas su pasąmoniu, tai yra psichologija, viskas, kas yra sociumų nepriimtina. Ir kadangi ten pas mane yra Jupiterio ženklas šiauliai, tai visas šitas žinias aš turiu perduoti, aš turiu tom dalintis. Tai mano konsultacijos dabar, kai vyksta, aš labai stengiuosi ne tik apie žmogų pakalbėti, bet pristatyti jam astrologiją, nes neužtenka tiesiog paklausyti, kad kaip ten Veronika mane aprašė. Svarbu dar atlikti savo
vidinį darbą. Įsiklausyti, ką aš sakau. Prisimatuoti, atrasti. Aha, atitinka. Taip, užsirašyti. Jeigu kažką girdite, kas yra keista, kaip buvo man keista išgirsti apie savo ascendentą, savo pirmo būsto, savo asmenybės ženklą, ne, zodiako. Aš laiką galvoju, kad aš su mergelė gimusi rugsėjai. Bet aš su jautis. Ir kai aš pradėjau domėtis, kas tas jautis, kokios ten energijos, kas ten tokio, aš atradau, kad aš buvau ant tiek ne savo prigimty, ne savo energijose, ant tiek buvau užspausta Saturno temomis, kad aš pamečiau save. Ir primenu, mano kelias laiką buvo apie savęs pažinimą. Taip, tai astrologinės konsultacijos, taip. Tai tie veiksmai ir mano interesas ir mano ta informacija, kad man svarbu yra supažinti su astrologija, mane užkabino. Bet užkabino ne dėl to, kad man Lolita pasakė, ten astrologija yra tai, kas tau ten svarbu, ne? Bet man atėjo interesas. 2 metus, 2021-2022 metai, aš studijavau astrologiją savarankiškai. Aš dirbau 2021 metais ofise ir lygiai greičiai klausiausi astrologinių paskaitų rusų kalba. Aš ėjau papildomas konsultacijas pas Lolitą. Man labai svarbu buvo paimti dar harmonizacijas, dar kažką pradirbti, aktyvuoti energijas. Ir kai aš jau 23 metais pradėjau gyventi Čiupalėje, 2022 iš tikrųjų, aš pamačiau, kad visą savo laisvalaikį aš leidžiu prie paskaitų astrologijų. Tiesiog, kaip sakoma, pastebėkite, ką jūs darote savo laisvalaikio metu, tai arba ką jūs žiūrite per YouTube, kai pavyzdžiui pusryčiaujate. Kur eina jūsų interesas, kur jūsų protas, ką kabinasi. Ir tai yra tai, kas jums šiandien yra svarbu, ką reikia atkreipti tikrai dėmesį. Tai aš supratau, kad manęs nepaleidžia astrologija ir aš tiesiog turiu eiti ir mokytis. Ir ačiū Dievui, kad aš jau per tiek 2 metus, kol aš klausiausi rusiško YouTube su paskaitom, radau mokytoją mokyklą, kuri man patinka. Tai yra šiuolaikiško astrologijos mokykla, kur yra išimamos indiškos sanskrito kalba, indiškos traktuotės, kurios visiškai ne yra adekvatus šiai realybei. Žodžiu, Džiotiš astrologija. Pristatysiu jums.